Epiziotomija – tai tarpvietės audinių prakirpimas gimdymo metu. PRP injekcijų terapija epiziotomijos srities minkštinimui rekomenduojama tuomet, kai moteris šioje vietoje jaučia skausmingumą, diskomfortą, tempimą, ar yra skausmingi, ar net neįmanomi lytiniai santykiai. PRP terapija tai medžiaga gaunama iš paciento veninio kraujo, jį centrifugavus, taip gaunama skystoji kraujo dalis vadinama plazma, kuri praturtinta didelę koncentraciją trombocitų. Mikroadatėlėmis ši medžiaga yra injekuojama į epiziotomijos sritį. Toje srityje PRP medžiaga paskatina, kad ląstelės atsinaujintų, pagerina srities kraujotaką bei kolageno gamybą, dėl ko epiziotomijos sritis tampa elastingesnė, pagerėja tonusas ir suminkštėja. PRP terapija epiziotomijos srities randui minkštinti rekomenduojama pradėti kuo anksčiau po gimdymo, tačiau epiziotomijos žaizda turi būti pilnai sugijusi, neturi būti uždegimo požymių, todėl rekomenduojama pradėti praėjus ne mažiau 6 savaitėm po gimdymo. Norint pasiekti jaučiamų rezultatų, PRP terapiją reikėtų kartoti 3-4 kartus kas 4 savaitės. PRP procedūros epiziotomijos srities randui minkštinti nerekomenduojama tuomet, kai epiziotomijos srityje yra uždegiminis procesas visame organizme, alerginė tarpvietėje reakcija, kai yra aktyvi bakterinė ar virusinė infekcija, pavyzdžiui, herpes infekcija, kai moteris yra nėščia, serga onkologinė liga, jaunesnė negu 18 metų, serga sisteminėmis jungiamojo audinio ligomis, autoimuninėmis ligomis, imunodeficitinėmis būklėmis, vartoja kraują skystinančius vaistus ar serga kraujo ligomis, bei kai turi polinkį į keloidinių ar hipertrofinių randų susidarymą.